Iš Bulgarijos grįžusi trečiakursė Giedrė tik patvirtina, kad keli mėnesiai praleisti toliau nuo namų puiki galimybė pažinti svetimą kraštą, kultūrą, žmonės ir aišku pasisemti kineziterapijos mokymo paslapčių. Iš pradžių, kai grįžau į Lietuvą, aš grįžau šiek tiek anksčiau dėl asmeninių problemų, 2 savaitėm. Išlipau oro uoste ir sakau, ne, aš noriu atgal, nes šalis iš tikrųjų labai patiko, Aš buvau Bulgarijai Plovdive, tai vienas iš seniausias Europos miestų ir, pasakiškai, ir gamta, ir žmonės labai draugiški. Šiaip pats miestas labai patiko. Greičiausiai patys didžiausi sunkumai buvo tai kalbos barjeras, todėl kad man buvo lengviau, nes aš rusiškai kalbu, ten irgi dauguma yra rusiškai kalbančių ir persilaužiau po to net į bulgarų kalbą, aš rusiškai kalbėdavau, su manim bulgariškai ir mes suprasdavom labai puikiai vieni kitus. Paskaitose problemų kaip ir nebūdavo, tikrai verta. Aš visiems siūlau, kad tikrai verta dėl to, kad tu susipažįsti su kita kultūra, tu susipažįsti su visai kitaip dirbančiais žmonėm ir verta. Gyvenimiškos patirties tikrai įgaunama. Nuo mokslo metų pradžios Šiaulių kolegijoje turizmo ir socialinio darbo patirties ėmėsi keli studentai iš saulėtosios Ispanijos. Pusmetį Šiauliuose praleisantis jaunuoliai sako, kad Lietuvoje juos nesvetingai pasitiko tik orai, tačiau jokių būdų ne žmonės. Ir nors studentai mieliau renkasi pizzą nei lietuviškus cepelinus, stebėtinai puikiai demonstruoja lietuvių kalbos žinias. Aš esu studentas, aš mokausi Cuenca Universitete Netoli Madrido. Aš esu pagal Erasmus Menu programa. Man patinka dėstytojai, man patinka kainos Lietuvoje, man patinka Lietuva mainas. Kaip sekasi? Man patinka Šiauliai ir koledže. Aš čia radau naujų draugų. Rimtas pamokas, kaip studijuoti ir rasti savo vietą po saulę šiandieninėje darbo rinkoje teikia karjeros centras. Vienas pirmųjų įsikūrusių tokių centrų aukštojoje mokykloje Lietuvoje. Karjeros centras yra įkurtas ganėtinai senai. Mes buvome viena iš aukštųjų pirmųjų mokyklų, kuri turime karjeros centrą. Ir, sakykime, veiklos kryptis karjeros centro, jos yra ganėtinai plačios, nes apima tiek bendravimo su moksleiviais, tiek bendravimo su studentais, su darbdaviais. Vadinasi, tiesiog mes apimam tas sritis, kurios yra pačios aktualiausios ir jaučiam, kad yra labai ryškus ryšys tarp jų. Karjeros centro tokia kaip ir misija yra rūpintis studentų karjeros projektavimu, tai tuo mes užsiemam realiai jau nuo 1 kurso. Sakykime, vieni renginiai yra organizuoti būtent 1 kursams. Tai yra, jų tikslas yra tiesiog suteikti informaciją, kad yra štai toks karjeros centras, ką žmogus gali gauti atėjęs į karjeros centrą, dėl kokių priežasčių arba dėl tiesiog kokių iškilusių klausimų gali kreiptis. Tai tiesiog tokio informacinio pobūdžio renginiai. Antrakursiams jau yra organizuojami tokie renginiai, kurių metu tiesiog žmogus yra pratinamas arba mokomas jau sisteminti, analizuoti, daryti kažkokias išvadas. Visų šitų dalykų, tai yra tų įgūdžių ir kompetencijų, jam reikės jau vėliau. O 3 kurso studentai, ko gero, tai yra ta grupė žmonių, kuriems mes skiriame daugiausia laiko ir jiems yra organizuojami praktiniai seminarai mokymai. Sakykime, kaip ir dabar vykdome tokius seminarus jaunimo darbo centre, kaip save parduoti darbdaviui, kad jaunas žmogus atėjęs į darbo rinką mokėtų save pateikti, mokėtų pateikti, žinoma, iš gerosios pusės. Taip pat yra organizuojami ir verslumo seminarai, ir karjeros dienos, kurių metu vėlgi tai yra potenciali galimybė susipažinti galbūt būsimų darbdavių. Baigusieji studijas pasklinda po Lietuvos ir viso pasaulio kampelius. Dalis tęsia studijas universitetuose, kiti sėkmingai dirba. O įsidarbinimo rodikliai išties džiugina ir aukštąją mokyklą, ir pačius absolventus. Mūsų rengiami specialistai tikrai yra paklausus darbo rinkoje
Ir tai įrodo kasmet atliekami tyrimai. Šiaulių kolegijoje kasmet mes tyrime, kaip mūsų absolventai integruojasi į darbo rinką, tiesiog kokius dalykus jie galbūt geriausiai moka, žino, ko jiem trūksta. Realiai būtent tie tyrimai liudija, jog tikrai puikiai integruojasi į darbo rinką ir tą patvirtina ir darbo biržos duomenys. Sakykime, jeigu vasarą buvo Šiaulių darbo biržoje registruota per 500 absolventų, tai bendrai kolegijų absolventai sudarė tik 1/5. Tai vėlgi įrodo, kad netgi ir tomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis kolegijų rengiami absolventai yra darbo rinkoje tikrai paklausus. Alumnai tai vėlgi ta žmonių grupė, kurie yra mums labai svarbus. Kuo jie mums svarbus? Iš tiesų mes nuolat rengiame naujas studijų programas, atnaujiname ir tų žmonių nuomonė mums yra labai svarbi. Tam, kad galėtumėme rengti rinkai paklausius specialistus, kad tiesiog žinotumėm realiai jų nuomonę, atsiliepimus, kas jiems patiko, kas nepatiko, ko trūko, ką galėtumėm daryti kitaip. Tiesiog, kad tas parengtas specialistas, jis realiai tikrai išliktų paklausus ir tomis sunkiomis rinkos sąlygomis. Kad aukštoji mokykla sparčiai žengia pirmyn, pastebi kiekvienas. Ne vienerius metus aukštosios mokyklos teigiamojoje taryboje esantis Šiaulių apskrities viršininkas sako, kad per pastaruosius keletą metų žengtas didelis žingsnis, ypač stiprinant materialinę bazę. Ką girdžiu ir matau, tai tikrai dideli pasiekimai yra ir aš jiem visada ir švenčių progom linkėdavau kvėpuoti į nugarą universitetui ir tikrai jie to verti ir tą turėtų daryti. Ir manau, kad daro sėkmingai. Bet kokį projektą įgyvendinti ir ypač susijusi su, sakykime, nemažų lėšų įsisavinimu tikrai yra daugelio žmonių darbas ir jeigu ten nebūtų kolektyvo, nebūtų komandos, kuri tai gali padaryti, vienas vadovas nieko nepadarys. Manau, paprasčiausiai susibūrė tikrai gera darbinga komanda, jaunų žmonių daug yra ir aš manau, kad jie turėtų toliau būrės kelti dar aukščiau ir greičiau judėti, kaip čia sakyti, tikros aukštosios mokyklos linkme. Šiaulių kolegija studentų sulaukia iš visos Lietuvos, didžioji dalis 80% iš Šiaulių apskrities. Mes tikrai turim savo kontingentą, mums pakankamai toli yra iki Vilniaus ir dalis žmonių, dalis studentų, mokinių tikrai jiem yra patogiau, arčiau tėvų, arčiau namų. Dabar Lietuvoje turbūt yra tas procesas toks persiskirstimo tarp kolegijų ir universitetų ir manau, kad vis tiek tie jų tikslai ir keliai turėtų išsiskirti ir ryškiau išsiskirti ir manau, kad kolegijos jau pasiekė, ypač Šiaulių kolegija, pasiekė tą lygmenį, kad tas diplomas bus vertinamas ir manau, kad tikrai verta stoti ir studijuoti. Tuo labiau ir trumpesnis laikas, gal paprastesnis negu universitetinis mokymas yra. Tai vis tiek tai turi savo nišą turi turėti. Ir jinai yra. Matematikos mokytojo diplomą turinti kolegijos direktorė paprašyta sumaniai užrašo aukštosios mokyklos sėkmės formulę. Darbas, plius atsakomybė, plius veržlumas, plius inovatyvumas. Bendruomenės narių yra nemažai. Tai padauginsim tas visas veiklas iš N. Tai yra tiek žmonių, kiek tas veiklas atlieka. Ir aš manau, kad reikėtų dar padauginti iš 2 dalykų. Tai yra pagarba žmogui ir pasitikėjimas. Tai ir yra Šiaulių kolegijos sėkmės formulė. Jei užsuktumėte į Šiaulių kolegiją, jūs niekur nerastumėte iškabos, kurioje būtų nurodytos priėmimo valandos. Direktorė sako, kad čia durys visada visiems atviros, o ir žodžių nei vienam sutiktam ilgai ieškoti nereikia. Studentams visada sakau, kad pirmiausia jie privalo, ypač pirmakursė atėjo tik pas mus, jie privalo išmokyti mokytis. Jie privalo išmokyti valdyti savo laiką. Nes tik tas žmogus, kuris viską spėja, visur spėja, niekur nevėluoja, tik tas žmogus paskui gali būti sėkmingas ir sėkmingai daryti karjerą.
Na ir aišku, pirmakursiams ir apskritai studentams visada sakau, kad jie privalo labai aiškiai turėti suformuluotą tikslą. Tikslą savo, ko jie siekia, ko jie nori ir kaip jie į tą tikslą eis. Na, o absolventams aš ir susitikus juos jau po kolegijos baigimo, kada jie pasakoja apie savo sėkmes ar nesėkmes, norėdama jiems kažką patarti, visada kalbu apie tai, kad reikia išmokti keistis gyvenime ir labai būti lankščiam. Sėkmingi žmonės visada keičiasi patys, o visus kitus dėja keičia laikas ir aplinkybės. Tai, kad mūsų absolventai būtų sėkmingi, jie tikrai turėtų keistis patys. Na, o kalbant su dėstytojais ir tikrai stengiantis puoselėti mūsų kolegijos vertybės, nes kurdami kolegiją mes labai daug dėmesio skiriam organizacijos kultūrai ir visų pirma mūsų vertybėms, kasgi išties mums yra svarbu. Tai dėstytojams aš visada kalbu apie tai, kad dėstomas dalykas visada bus įdomus studentui, jeigu jį dėstys įdomus žmogus. To aš mūsų dėstytojams visada ir linkiu, kad jie eitų į auditoriją ir būtų įdomus studentams. Besirenkantis studijas, jau apie tai galvojantis ir 10-okai, ir 11-okai, ir to labiau šiemetiniai 12-okai, įvertinę šių metų stojimo rezultatus ir situaciją, kokia buvo šiais metais, tikrai bandys rinktis tas studijas, kurios šiandien atitinka jų išsilavinimo lygį. Nes studijuoti išties nėra lengva. Juk ateiti į aukštąją mokyklą, reikia turėti tam tikrą ir pasirengimą. Tada reikia žiūrėti, ne kur galima gauti krepšelį, bet kur jį gavus, paprasčiau, lengviau, su mažesniais turbūt nuostoliais galima išlaikyti, kur iš tikrųjų tas studentas galės studijuoti, gauti krepšelį ir po 2 metų gauti jį toliau, bet ne šiandien gavus, ten po pusmečio jį prarasti dėl to, kad labai sunkiai sekasi studijos. Bet aš manau, kad mūsų abiturientai, ypač abiturientai, jau jie tikrai yra susirinkę ir visą informaciją ir žino, kokiuose mokyklose, kokias paslaugas jie gali gauti, kokioje mokykloje yra kokios perspektyvos. Ir aišku, aš juos visus kviečiu į Šiaulių kolegiją, nes mes šiuo metu turėdami 24 studijų programas jau pradėjome labai rimtai dirbti ir žadame rengti dar 4 naujas studijų programas, kad kuo daugiau tų programų siūlyti studentams ir kad jų pas mus ateitų kuo daugiau. Sąlygas priimti daugiau studijuojančių mes tikrai turime ir patalpas, ir studijų bazę, ir dėstytojus. Na, o linksmą, įdomų gyvenimą studentai tikrai gali susikurti čia pas mus ir mes jiems tik padėsime. Šie videokamerų užfiksuoti kadrai jau tapo istorijos dalimi, tačiau ypatinga šilto bendravimo aura tvyranti Šiaulių kolegijoje išlieka amžinai. Tokias tradicijas sukūrė čia dirbantys ir studijuojantys žmonės. Šiaulių kolegija yra ta vieta, kur beveik 3000 jaunų žmonių kasdien susitinka, pasidalyja įspūdžiais, naujienomis, išsiskiria tam, kad kitą dieną vėl susitiktų. Ką čia ir be pridursi, šiais gražiais žodžiais šį kartą ir atsisveikiname, vien tam, kad kitą kartą vėl turėtume ką jums papasakoti. Laidų ciklo Renkuosi Šiaulių kolegiją kūrybinė grupė jau kitoje laidoje atskleis studentiško gyvenimo užkulisius. Susitiksime po 2 savaičių tuo pačiu laiku.